Smagu matyti jūs susirinkusius į šį pokalbį, pristatymą, diskusiją, visai turbūt galima būtų pavadinti, kurios metu mes susipažinsim su kompozitoriaus Vytauto Germanavičiaus šviežiai išleista monografija nuo natūralių muzikos derinimų link etnogarsailių sistemų - teorija versus kūryba. Apie ką ši knyga mes visai netrukus ir kalbėsimės, bet pirmiausia, norėčiau pristatyti šiandienos pašnekovus. Tai per vidurį knygos autorius, kompozitorius Vytautas Germanavičius. Šalia manęs kompozitorius ir vienas iš knygos recenzentų Martin Švilums. Ir taip pat su mumis yra Zalcburgo Akmelinės muzikos draugijos pirmininkas Agustin Castilla Avila. Prisijungs ir dar viena pašnekovė, tiesiai į sceną, muzikologė ir vargonininkė Jūratė Landsbergytė Becher, taip pat pokalbio metu bus su mumis. Tai kol jį prisijungs Vytautai, aš gal iš karto pradėsiu su pirmoju klausimu. Ir pradėkime nuo tokio paprasto klausimo, nors tikrai matau daug muzikų bendruomenės narių, bet visgi, jeigu atklydo į mūsų pristatymą žmogus, kuriam vien žodis garsailis atrodo jau kažkas nelabai pažįstamo, kaip jam paaiškintumėt, apie ką yra jūsų knyga? Pirmiausiai norėčiau pasidžiaugti šios knygos leidybą ir atsakant į klausimą, kas yra garsailis. Garsailis yra tam tikra garsų eilė, bet tam tikra garsų eilė jinai priklauso nuo derinimo. Ir mes dažnai nepagalvojame, kad klausydami muzikos kūrinio esam pripratę prie lygios temperatūros derinimo, bet grodami tą pačią melodiją ir skirtingose derinimuose mes girdėsime visai skirtingą harmoniją. Tai, sakyčiau, ši knyga pirmiausia apie tai. O kas bus toliau, papasakosim. Toliau ir giliai nesame į šitą knygą. Aš dar noriu priminti auditorijai, kad tikrai galite galvoti ir savo klausimus. 5 minučių pokalbio pabaigoje paliksime ir jums, jeigu kiltų kažkokių klausimų ir norėtumėte jais pasidalinti, kažko paklausti šiandienos pokalbio dalyvių. But now I would like to switch to English and to Agustin Castilla Avila, who prepared a very short introduction on microtonality in general and its spread worldwide as well. Agustin mentioned that he could comment a few words on Vytautas presentations that he made at few symposiums in Salzburg and in New York. So, Agustin, I would like to give a word to you. Thank you so much for hosting me. And I'm very happy to be next to a composer I admire very much, and I know his research for many years. So microtonal music is anything the intervals in a very simple way. All the intervals less than a semitone, which is, I mean, if you can picture a piano between the white and the black keys, we have some other sounds. And I see this a little bit like colonialism, that this tempered system, this of the piano, these 12 tones on an octave, took over a lot of other systems. And now there's a tendency, in the last 100 years, a little more or less, there's a tendency to go back to previous systems. And I think this is normal in this age, in this era of post-colonialism. And my connection with microtonal music, since 2015, I direct the symposium in Salzburg every 2 years, microtones, small is beautiful, and we hosted several times Dr. Vytautas Germanavičius. And also I conduct another one in New York. Last year was the very first edition, and he was there as well. And he presented already some papers I would like to mention, some like identification of microtonal intervallic relations in Lithuanian vocal and instrumental folk music and their application in music composition. Or last time was transformation of the Sutartine scale in search of a new sonority. So this is the interest in the folk music from Lithuania. I would also like to mention
connected to authors, musicologists from Lithuania. We also had the opportunity both in Salzburg and in New York to have very good presentations by Ruta Stanevičiūtė, Rima Povilionienė, and Faustina Deduraite. I hope I'm pronouncing well. I hope they don't get angry with me. And so we are really very interested in these two places about the evolution of composers and their relation to microtonal music. And we believe this microtonality is being more and more used. It's being used more and more. And with composition research, in very, very different aspects, and we are very much looking forward to. Thank you, Agustin. Aš norėčiau paminėti, kad dalis tos medžiagos, apie kurią čia šiek tiek kalbėjo Agustinas, ir Vytauto pristatytos simpoziumuose nugulė šioje knygoje. Todėl knygos pristatymo kontekste mes apie tai ir kalbam, bet Vytautai dabar vėl grįžtu prie jūsų. Kaip vienas šitos knygos atsiradimo šaltinių yra minimi lietuvių liaudies dainų įrašai surinkti iki 1940-ųjų ir saugomi Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto archyve. Pakomentuokit plačiau patį kontekstą, kuriame ši knyga atsirado. Tai pirmiausiai pačią knygos parašymą inspiravo keli faktoriai. Kaip tavo minėtas Lietuvių liaudies tautosakos archyve buvo rasti arba man tiesiog atsiųsti, paprašyti, reiškia, įrašai, kur iš tikrųjų buvo girdima mikrotonalika arba tam tikros mikrotonalios intonacijos. Tai reiškia, kad intonacijos, kurios yra mažesnės už pustonį arba didesnės šiek tiek už toną. Taip pat moksliniai straipsniai ir knygos apie ankstesnių epochų muzikos instrumentų derinimus, kurie skiriasi nuo lygios temperatūros pradėtos naudoti 20 amžiuje. Taigi senieji derinimai galėjo išlikti senose lietuvių tarmėse. Intervalų nevienodas skambesys lietuvių liaudies dainose sutartinėse monodijose instrumentinė muzika paskatino ištirti jų atstumus, lyginant archyvinio audio įrašus su 12 garsio lygių atstumų, temperacija, taip pat natūralių derinimų. Bei šios derinimus integruoti kompozicinėje sistemoje, muzikos kūriniuose. Svarbu pasakyti, kad natūraliojo garsaeilio temperacijų sistemomis parašyta visa senoji ir klasikinė europinė muzika, nuo senovės Graikijos iki XIX amžiaus. Todėl knygoje keliamas pagrįstas klausimas, ar mes girdime klasikinę muziką tokią, kokią girdėjo šios muzikos autoriai kompozitoriai. Ir kodėl ankstesniais laikais ji turėjo kitą instrumentų skambesį. Kitas dalykas, kad pasaulio moksliniuose straipsniuose ir disertacijose yra kvestionuojama intervalų tolygumo aspektai 12-garsėje sistemoje. Pavyzdžiui, muzikologas Robertas Hasegava savo Harvardo disertacijoje iškėlė konsonanso ir disonanso klausimą, kaip esminį muzikinės harmonijos formavimo principą, kuris dažnai priklauso nuo instrumentų derinimo sistemos. Tai gal aš nesiplėsiu labai, aiškindamas, kaip pagrįsti derinimai ir kokios jų technologijos. Visą tai galima knygoje perskaityti. Bet Vytautai vis tiek dar mikrofono kviečiu nepadėti ir kažkiek tuos svarbiausius atradimus aptarti. Aš vieną citatą noriu pasidalinti iš knygos pristatymo ir pačios knygos. Citatos pradžia: pristatomas naujas ir iki šiol menkai tyrinėtas mokslinis ir kūrybinis reiškinys lietuvių liaudies sutartinių, monodijų, instrumentinės muzikos garsaeilių intervalika, ieškant mikrotonalių sąskambių ir artimų natūraliajam garsaeiliui derinimų. Tai visgi, ką svarbiausio būtent tyrimo metu, prie kūrybinės dalies pereisim vėliau, pavyko atrasti. Ir aš gal dar pridėčiau tokį vieną klausimą, kiek spėjau pati perversti knygą, tai yra minimas, tarkim, ir Julius Juzeliūnas, ar ne? Tai su kokiais kitais lietuvių muzikologijos ar tų pačių kompozitorių teoriniais darbais galbūt siejasi tie atradimai ir pats tyrimas. Tai šiek tiek daugiau apie tos svarbiausius radinius ir jų santykį su tai, kas jau anksčiau mūsų muzikologijai buvo padaryta. Tai galiu iš karto pasakyti, kad visi atradimai įvyko labai atsitiktinai, kaip turbūt ir įvyksta. Reiškia, viskas vyko
taip, kad aš susidomėjau mikrotonalėmis intonacijomis, atsirado staiga programa, kuri galėjo išanalizuoti muzikos, reiškia, dainą ar polifoniją ir parodyti tuos santykius, kitus santykius, negu 12 tonė temperacinė sistema. Taigi, kas buvo nustatyta? Pirmiausiai, tai patys įrašai yra labai seni, iki 40 metų. Ir atrodytų, kad jų, aišku, buvo labai nedaug, kurie turėjo kokybišką garsą, kokybišką, reiškia, santykį. Tai pavyko nustatyti, kad medinių trimitų arba ragų skambesys ansamblių yra artimas natūralių garsailio skambesiui. Tai buvo keli pavyzdžiai, aišku, pavyzdžių yra nedaug išlikę, kažkur tik 18, bet tai galima daryti prielaidas, kad kažkada tai lietuvių liaudės dainos buvo dainuojamos arba grojamos kitame derinime. Ir tai susisiekia su taip pat sutartinėmis, kai kuriomis monodijomis. Tarp kitko, monodijos turėjo netgi mikrotonalių santykį. Reiškia, pasiklausius ir po to nustačius, netgi kilo kažkokios sąsajos su rytų dermėmis, arba arabų, arba turkų. Bet kol kas, aišku, nustatyti galima tik tai įrodyti, principė sunku, nes tai yra nedaug pavyzdžių. Taigi, šiame didžiuliame tyrime man teko dar nustatyti bendrą lietuvių tradicinės muzikos archainį intervalinį kodą, sumuojant rezultatus, kuris susiveda į tokią formulę kaip kvartos, kvintos ir tritonio intervalą. Taip pat nustatant atstumus, išvedžiau dar dvi formulės. Tai yra 3/4 tonas arba 3/4 tonas pustonis. Tai žymi lietuvių liaudės dainų mikrotonalės struktūras. Kaip tai siejasi su Juzeliūno darbu, akordo sandaros klausimu? Taip pat viskas įvyko labai atsitiktinai. Juzeliūnas nustatė, aišku, 12 garsėje sistemoje, įtyrinėdamas dvi sutartines, nustatė padidintos kvartos intervalus ir sumažintos. O aš nustačiau, tyrinėdamas natūraliame garsailėje derinimą, nustačiau harmonikas numeris 11 ir numeris 21, kurie atitinka tuos pačius intervalus. Ačiū labai, Vytautai. Dabar norėčiau paprašyti duoti mikrofoną. Martinšas turi mikrofoną. Martinš Vilums yra vienas iš šios knygos recenzentų, kompozitorius. Tai Martinš, pirmiausia, toks bendras klausimas apie knygą. Ką išskirtumėt kaip galbūt svarbiausius jos aspektus, kurie pačiam skaitant ir recenzuojant pasirodė svarbiausi ir įsimintiniausi šios knygos kontekste? Įjungti. Aha. Girdim. Taip, sveiki, mėly susirinkusiai. Tikrai tenka pasidžiaugti tokiu unikalų atveju, kai yra pristatoma kompozitoriaus monografija. Man atrodo, tą mes sulaukiam ne kasdien. Ir man pačiam kaip kompozitoriui tai yra be galo džiugu, kad yra vėl mes pasitinkam tokį gana gilų žvilgsnį į kūrybinę plotmę, kurioje sprendžiamas yra ant kokio pagrindo, ant kokio kultūrinio įspaudo, kokioje erdvėje gyvenant mes piešiam, tapam, kuriam savo mintis, struktūras ir kūrybinį kryptį vedame. Ir dėl to, man atrodo, kad labai vertingas yra knygos tas tyrimo laukas, toks platus, aprėpiantis ir neeuropinės kultūros derinimo sistemas, o taip pat ir senasias lietuvių, ir sutartinių, ir dainų, monodijų
derinimus, kuriuos be galo sudėtinga yra apčiuopti, nes jie svyruoja, varijuoja, tie įrašai nėra labai jau tokie tikslus. Ir sunku čia būtų surasti tokius aiškius referencinius garsus. Ir šiandien lygaus temperuoto tokio kultūrinio įspaudo plotmėje, man atrodo, tai yra ypatingai svarbu vėl eilinį kartą klausti, kaip mes toliau tą muzikos lauko galime kreipti, įtakuoti, kurti jame. Jeigu atsimintumėm ir 20 amžiaus pradžia, kai yra kvestionuojama tonalioji sistema, bandoma 12 tonų reformuoti, struktūruoti, hierarchizuoti kitais principais, prisimenat Hindemitą ir Bela Bartokos muzikos tyrinėjimus, o taip pat ir Schoenbergą 12-tonę sistemą. Tai taip pat netrukus atsiranda ir mikrointervalikos, tai kvestionuojama pati temperuota sistema, ieškama ko? Ieškama kažko tai naujo, kažko, kas mums galbūt neįprasta, kažkokios erdvės, terpė, kurioje mes galėtumėm reikštis. Tačiau problema yra tame, kad šis kultūrinis įspaudas yra labai stiprus ir mes iki šiol bandom kažką daryti ir nuolatos grįžtam ir prie tos tonalios sistemos, ir prie tos lygių garsų temperacijos. Ir šiame kontekste, manyčiau, yra tikrai nepaprastai svarbu vėl pakelti tą klausimą ir remiantis tokiais išsameis tyrimais galbūt atrasti ir naujų perspektyvų. Tai aš ir dabar norėčiau įsiterpti ir toliau nukreipti mūsų šitą pokalbį to tyrimo santykio su šiandienos kūrybė, su aktualia kūryba linkme. Pats esat kompozitorius, kaip ir Vytautas, ir pradėjot nuo to, kad tai yra kompozitoriaus monografija, kas nėra dažna pas mus, ar ne? Tai ką toks tyrimas iš tikrųjų duoda šiandieniniai kompoziciniai praktikai ir kiek tai yra svarbu būtent šiandienos kompozitoriams? Na tai, kaip jau minėjau, kompozitoriams visuomet yra įdomu ir svarbu paliesti kažko, kas yra šiek tiek už to skydo matomo ir įprasto. Iš vienos pusės, iš kitos pusės tai atveria naujas raiškos priemonės. Tai kaip Vytauto atveju, pavyzdžiui, ne veltui buvo ir knygoje paminėtas tembro fenomenas, tembro ir harmonijos susietumo aspektas. O taip pat ir keičiant tą mikroskalę, keičiasi skambesio, jis yra iškreivintas. Ir tada yra kitas svarbus aspektas kaip klausos tolerancijos lygis. Ar mes gebam taip girdėti muziką, kaip girdėjo kiniečiai, senieji arabai, senieji graikai? Tikriausiai ne. Ir tada klausimas, o kaip mes girdim? Kaip mes galim suvokti tai kaip tam tikrą grožį, kaip meno raiškos formą? Ir tai yra fundamentalus klausimas, kuriuo, man atrodo, yra bandyta atsakyti, tačiau to atsakymo ir tos perspektyvos yra miglotos ir sunkiai nusakomas. Ir tai taip pat sąlygoja ir su tokios percepcinės ribotumo aspektais, kad jau 12-tonė sistema, 12 garsų yra per daug. Mums perceptualiai juos suvokti kaip tam tikrą seką, kurią mes galim dalinti ir įsiminti. Jeigu mes įvedam dar daugiau mikrotonų, 20, 30 ir taip toliau, tai tampa kaip visuma, nesuvokiama iš tiesų. Ir tada vėl mes galim gręžtis į tą praeitį, į kitas kultūras ir pamatyti, kad visos sistemos turi tam tikrą segmentaciją, tam tikrą modusinę pirminę dimensiją, kaip pirminius trichordus, tetrachordų pavyzdžius. Ir galbūt tai sufleruotų, kad mes galime žiūrėti į mikrotoniką, ir tai jau siejasi ir šiek tiek ir su mano paties muzika, kaip į tam tikrą modusų segmentų prezentaciją, kur yra aiškiai girdima, kur ir girdim kaip tam tikrą spalvą. Tai reiškia, kad ta mikrotonika gali būti realizuojama ir vertikalėje kaip harmonijoje, ir taip pat kaip garso aukščio
įtembrinimas, spalvos pakeitimas, kas yra galbūt arčiau Vytauto muzikai, kad yra tarsi ta pati harmonija, tas pats garsas, bet jis yra kitoks. Ir tarsi niuansavimo atvejai atsiranda, kurie priduoda savito grožį, tai muzikiniai raiškiai. O taip pat, jeigu žiūrėtume tam tikrą modusą, kaip melodinė raiška, tai modusas taip pat suteikia kaip ir spalvos, kaip ir tam tikras specifinės darnos atspalvį. Ir jeigu jis yra nedidelis, jis yra suvokiamas. Tai vat mano toksai refleksija į tai, į kokios gali būti mikrotonalios, mikrochromatikos naudojimo perspektyvas šiuolaikinėje muzikoje. Ir šiuo atveju labai įdomu, galbūt ir pats Vytautas pakomentuotų, kaip jo muzikoje būtent yra interpretuojama kompoziciškai, tai kaip mikrotoniniai nuokrypiai formuoja jo kūrybinę estetiką. Manyčiau, kad vienas iš tokių aspektų ir būtų tas niuansavimo aspektas, kitas harmonijos išspalvinimo aspektas. Martinšo atsakymas mums nutėsė tiltą į tą paskutinę knygos dalį, kadangi pirmieji skyriai yra daugiau teoriniai tyrimo dalis, o trečiasis skyrius jau yra skirtas aiškinimuisi ir analizai, kaip tyrimas susisieja su paties Vytauto Germanavičiaus kūryba. Tai dabar šiek tiek apie tai daugiau ir pakalbėsim, bet mes turime ir keletą muzikinių ir video pavyzdžių, tai dabar norėtume paprašyti techninės komandos pirmąjį pavyzdį pasiūlyti paklausyti ir tada jau kalbėsim daugiau apie kūrybą. Tai aš tik tai norėčiau pasakyti, kad pirmas pavyzdys tai yra kūrinys 2 smuikams, o pati idėja kūriniui, pavadinimas tai yra L'Asteroid B412, o pati idėja atėjo iš Antoine de Saint-Exupéry knygos Mažasis princas ir aš mokslinėje literatūroje radau, kad tas asteroidas iš tikrųjų buvo. Iš tikrųjų buvo matoma Žemė ir užfiksuotas, atrodo 906 metais ir po to jis pasirodė antrą kartą, 86. Tai mano fantazija buvo tokia, kad 2 atlikėjos yra tarytum 2 asteroidai ir jos koreliuoja priartėdamos arba atitoldamos viena nuo kitos. Tai dabar pasiklausykime. Kadangi jau perėjom prie kūrybos, štai vieną fragmentą ir pasiklausėme, tai tik dar kartelį paminėsiu, kad šios knygos trečioje dalyje atsiveria jūsų paties kūrybos analizė ir jos sąsajos su tyrimo dalim. Tai iš tikrųjų, tai, ką tyrinėjot, kaip veikia iš tikrųjų jūsų kūryba ir ką galėtumėt pakomentuoti apie tai, apie ką kalbat pačioj knygoje?
Tai pirmiausia, aš noriu pasakyti, kad prie mikrotonalios muzikos ir integracijos mikrotonalų savo kūrybą aš jau buvau prisilietęs, bet tai anksčiau galbūt buvo kaip tam tikri pagražinimai, tembriniai elementai. O dabar ištyrinėjus lietuvių garsailius, lietuvių dermes, toks atsitiko dalykas, kad kaip integracija, kaip garsailių kūrimas, integravimas į tam tikrus garsailius, lietuviškų struktūrų arba viename kūrinio orkestrui, reiškia, mano pagrindinė struktūra buvo medinių ansamblių, 4 garsai arba natūralus derinimas, o toliau sekė gal kokių 12 sutartinių dermių integracija ir kūrimas atskirų garsailių. Ta prasme, aš kūryboje kiekvienam kūrinį nenaudoju kažkokio vieno garsailio, vieno elemento, kažko man norisi keisti ir ieškoti naujų sąskambių. Tai tie pirmi kūriniai prasidėjo 18 metais. Pirmiausiai integracijų labai buvo įvairių, pavyzdžiui, chromatinė, diatonika, po to kažkokią pasirinkau kūrinyje žydintis ledas mikrostruktūrą, kurią plečiau kitomis mikrostruktūromis ir taip per visą kūrinį. Reiškia, sugrįždavo po to atgal į tą pačią struktūrą. Aišku, ta patirtis labai įdomi, nes ieškojau pačių sąskambių, tembrinių dalykų, sąveikos tarp natūralių derinimų, natūralių garsų ir tembrų, kuriais, aišku, galima išgauti instrumentais. Tai vėliau, reiškia, mano paieškos pasiekė netgi 19 garsų oktavoje ribas, 24 garsų, kur viename kūrinyje koreliavo 24 garsai su 21 garsu. Reiškia, tos patirtis man labai įdomios, reiškia, ir pati kūryba tarytum toks įvykis ir po to, aišku, seka rezultatas. Tai iš to, ką sugalvoji, sumastai, po to išgirsti ir aš manau, kad man tai patinka. Tai mes galime dar vieną fragmentą iš kūrybos išgirsti ir tai bus orkestrinis kūrinys. Vytautai, gal dar irgi keletą žodžių apie jį? Tai kūrinys parašytas prieš pandemiją ir žydintis ledas. Jį atliks Švento Kristoforo kamerinis orkestras ir pati idėja buvo, reiškia, aš tada labai nemažai keliavau įvairiose rezidencijose po šiaurę. Ir tame kūrinyje, toje idėjoje aš atspindžiu tarytum sušalusius, apšerkšnyjusius augalus po ledu arba ir, ta prasme, jų kristalus. Tarytum jie atgimsta nušvietus saulei. Tai šis kūrinys kaip tik man pasisekė, buvo atliktas dieną prieš pandemijos įvedimą, tai reiškia, kad jau kitą dieną koncertas nebūtų įvykęs. Tai prašau pasiklausyti ištrauką. Pasiklausykim poros minučių, pagal laiką žiūriu, kad spėtume dar ir bent keletą klausimų iš auditorijos gauti ir trečią muzikinį pavyzdį išgirsti.
Tai dabar norėčiau kreiptis į dar vieną pašnekovę šiame pokalbyje, muzikologė ir vargonininkė Jūratė Landsbergytė Becher, kuri taip pat yra ir viena iš Vytauto Gerbanavičiaus kūrinio Raudoni medžiai atlikėja. Tai Jūratė, klausimas jums, apskritai trumpai pakomentuokit per jūsų susidūrimus su Vytauto Gerbanavičiaus kūryba, kokį įspūdį jį palieka ir galbūt šiek tiek plačiau apie patį kūrinį Raudoni medžiai, kurio fragmento mes irgi turėsim progą paklausyti. Tai aš kalbėsiu kaip atlikėja Vytauto ir iš atlikėjo pozicijos ir tas kūrybingumas, žodžiu, kaip persikelia į atlikėjo gyvenimą. Taigi mes su Vytautu susitarėm, kad parašys kūrinį atsitiktinai susitikę važiuodami į Čiurlionio draugijos susirinkimą Kaune. Ir taip, tai buvo dar 17 metai, o 18 metais mes turėjom didelį koncertą filharmonijoje ir tada Vytautas, parašė kūrinį Raudoni medžiai. Bet kodėl šitas kūrinys yra toks ypatingas ir iškilus ir mums kaip atlikėjams labai svarbus. Tai buvo 2018 metai, Lietuvos valstybingumo šimtmetis. Ir šie metai taip pat, aš kažkaip ir kalbėjau su Vytautu, kad gal partizanų tema ar valstybingumo tema būtų kūrinys. Ir šie metai buvo paskirti Adolfo Ramanausko Vanago metai. Ir tai buvo nepaprastai tokia aktuali ir skaudi tema ir dar ji taip savaime laikas jį aktualizavo, nes buvo surasti palaikai Vanago ir vyko valstybinės laidotuvės po 60 metų po jo mirties. Ir žodžiu, čia tokių daugybė dalykų, dėl ko tas kūrinys kažkaip tai labai taip giliai pataikė į laiką. Ir sužadino taip pat mūsų tokias asociacijas, kas atlikėjų yra labai svarbu, tokia motivacija interpretacijai. Taigi jis buvo atliktas ir Vilniaus filharmonijoje, taip pat Berlyno Epifanienkirche ir taip pat Dresdeno Frauenkirche. Ir ši kūrinio sėkmė, kaip sakau, labai irgi priklauso nuo to Vytautas čia šito atradimo, to mikrotonų ir šitų asociacijų, kurie jie kažkaip labai pataiko į laiką ir kartu yra toks tarsi archaiškas dalykas ir toks laiko toksai sužadinimas, toks garso spektras ir tai yra, kaip aš vadinu, transcendentinį peizažą, lemia tokią transcendentinį peizažą, kuris ateina į tą lietuviškos muzikos mentalitetą. Man atrodo, kad čia siejasi, kažką primena ir Kutavičiaus Prūtenoje, šitą stovinti tokia vargonų klasteris, sustingusi tokia pūstonių tercija. Ir tas vibravimas, tas erdvės vibravimas išeina į tokį erdvės laiko viršlaikinę tėkmę. Ir šis vargoniškas garsovaizdžio elementas taip pat yra būdingas raudonuose medžiuose. Tačiau ir jis labai gerai audiovizualizuoja tą temą. Ta būtent reiškia tokį slydimą žemyn, tarsi išnykimą ir eklipsės, tokias dramatišką proveržius ir skilimus. Tas labai gerai koresponduoja su šita tema, partizanų karo tema, kur tokio beviltiškumo ir, žodžiu, nepasidavimo tema yra. Ir labai gerai tam padeda galbūt netgi išreikšti tokią tą istorinius archetipus, kančios, kovos, to reiškia pražūties archetipus ir
būtent tai ir tokį iliuzorinį tarsi būklę, tokią sapno būklę. Tai šitie mikrotonai, man atrodo, tai tie slydimai paviršių glisando, ten yra ypač daug violončelės ir fleitos instrumentuose. Vargonai kaip ir duoda tokį stabilumą, tokį tarsi sulydo viską į tokį epizodos, į tokį choralą, tokią kažkokią tai amžinybės tokią dimensiją. Mes jau turim tik keletą minučių, tai aš turbūt šitoj vietoj paprašysiu padėti tašką, nes dar norim paklausyti šito garsinio fragmento. Tai dėkoju Jūratei Landsbergytei ir noriu paprašyti paleisti Raudonų medžių vėlgi gal minutėlę ar porą. Liko mums 4 minutės tokiai trumpai klausimų atsakymų sesijai, tai labai noriu paprašyti Knygų mugės komandos atstovą ar atstovę pagelbėti su mikrofonu auditorijai, bet prieš kviesdama užduoti klausimą noriu priminti, kad Vytauto Germanavičiaus monografiją įsigyti galima, žinoma, Knygų mugės metu Lietuvos muzikos ir teatro akademijos stende, kuris yra 3 salėje 3.10.8, tai prie akademinių leidyklų, tai tikrai ten galite gerokai plačiau šiandien trumpai aptartą temą rasti pristatytą, o dabar dėmesys jūsų klausimams. Turim galimybę vienam ar porai. Visų pirma, sveikinu su tokia įdomia tema, o svarbiausia su jos teoretizavimu, kas yra turbūt svarbiausia, nes tai nuties kelią kitiems tyrimams ir galbūt sudomins studentus arba būsimus kompozitorius arba ir esamus kompozitorius. Mano klausimas būtų apie tai, kad knygos dar nevarčiau, bet iš pristatymo suprantu, kad visas dėmesys kreipiamas į dermę ir tembrą, kas ir yra šios temos subjektas. Bet o kaip yra su ritmika? Ar joje taip pat, pavyzdžiui, jūsų kūriniuose, ar ne? Ar jūs irgi atsižvelgiate į tam tikrus liaudiškos dainavimo manieros, reiškia, specifiką, ar ritmas visiškai paliekamas tokiam šiuolaikiniai savieigai, reiškia, visiškai nepriklausomi nuo derminio pagrindo? Ačiū. Taip, ačiū už klausimą. Taip, aš galiu pasakyti, kad liaudės skambesys, reiškia, ritmika absoliučiai neturi nieko bendro su kūryba. Mano kūryba, aš tiesiog neprodukuoju šitų dalykų. Man svarbiausiai tai yra garsai, jų atstumai, intervalika, ir kuriuos integruoju savo, reiškia, sukurtame garsailėje. Ir, pavyzdžiui, aš visai nesistengiu, kad tai išlystų, reiškia, kad mes tai girdėtume, bet tai savaime gaunasi, kad kai kuriuose vietose, naudojant, aišku, daug šiuolaikinių technikų, tai mes galime išgirsti. Tai aš to specialiai nedarau. Tas vyksta savaime.
Tiesiog yra kiti tikslai pačios kompozicijos, pačios kūrybos. Nėra tokio tikslo, reiškia, aišku, tos muzikos labai daug prirašyta, kur mes girdime lietuviškus sąskambius. Tai mano tikslas galbūt dabar jau yra ir ne šitose kūriniuose, bet kad galbūt tai išlystų kai kuriuose vietose, bet tai nebūtų specialiai būtent daroma. Gal aš taip atsakysiu. Minutė labai greitam klausimui jie yra, arba galima perkelti klausimus asmeninį. Yes, we have another question, so very shortly, please. Will be very short. Ačiū labai už kvietimas, Vytautas malonu, man labai patiko viskas. Ir mano klausimas yra pas mano draugas Agustín, Hispanios, in English. Agustín, what are you thinking in general about everything today? Is it, in my personal feeling, was fantastic because it's impossible to describe with words a lot of microtonal things. So maybe with Agustín, in 30 seconds, we can make it short. Because also for foreigners, I am from Colombia, Agustín for Spain, it's very important to check another perspectives. I don't know if you catch the point. It's like it's on, in 30 seconds, your personal impression about today. It's of course very positive. I'm very proud to be next to my friend at his presentation of this great reference for the international microtonal community. And I think this book and these ideas will inspire many other composers and authors. And I think because there's a tendency to do this in several regions of the world, so I believe this is going to be very positive and very motivating for other composers all around the world to do this with other sources of microtonality. That's my opinion.